Labas, šiandieną pašnekėsime apie tokį dalyką kaip friendzona. Turbūt ne kartą gyvenime esi girdėjęs šitą frazę iš moters. Bent kartą tai tikrai garantuoju, kad mes galime būti tik tai draugais. Aš tau galiu pasiūlyti tik tai draugystę, kuri apsiriboja draugiškų bendravimu ir komunikacija. Tai kodėl ten vyrai atsiduria? Kaip dažnai jie atsiduria? Ir ar galima iš tenai išlipti ir pasiekti kitą lygį, to, kurio tu nori, dėl ko tenai būni? Tai yra santykius, meilę, aistrą. Tai tarkim artėja pasimatymas. Tu susitinki su moterimi, jūs bendraujate ir tu jauti, kad jinai blemba tave traukia viskuom. Tu nori jos kaip vyras. Ir ką tu darai? Bandai suartėti. Kažkiek tai paliesti, prisiglausti, paflirtuoti vis labiau. Netgi pabučiuoti, bet iš jos matai, kad nėra to atgalinio ryšio, kažkaip jinai neina į kontaktą. Kol galiausiai sako, blemba, žiūrėk, man čia trūksta dar laiko, aš negaliu taip iš karto. Gera prašė, nesibučiuoju per pirmą pasimatymą, šitą tai legendinė. Ir tu galvoji, blemba, rimtai trūksta laiko gal, viskas gerai, kur aš čia skubu, blemba, dar save apkaltinį, galvoju, blėt, kur aš čia skubu. Nafig čia, ką aš čia darau visiškai. Ir ką, antras pasimatymas vėl, tiksliau susitikimas. Nes pasimatymų negalima pavadinti to, jeigu pirmam nebuvo kažkokios tai chemijos geresnės. Ir vėl tas pats, ne vėl tą patį sako, blemba, tu čia vėl mane spaudė kažkaip, man trūksta laiko, žinok, baigtų, tipo. Štai nuo anų santykių dar nenuėjau, žinai, ir panašiai. Ir jinai jaučia gal tą spaudimą tokį iš tavęs. Ir ją jau nekomfortiška darosi. Ir jinai tada sako, blemba, žiūrėk, mes galime būti tik tai draugais iš tikrųjų, aš to galiu pasiūlyti tik tai draugystę dabar šiuo metu. Vos netipo, kaip vėliau bus, tai nežinau, gal kažkas ir bus. Galime susitikinėti, nuvaryti kažkur pavalgyti, ten pasivaikščioti ir panašiai. Kažkur į kelionę gal netgi išvykti. Draugiškai, kas svarbiausia. Ir tada tau lieka du variantai. Arba priimti jos šitą pasiūlymą, arba atsisakyti. Atsisakydamas tu jos daugiau niekada nepamatysi. Priimdamas tu ją pamatysi, bet tu negalėsi jos pušinti. Tiesiog bendrausit kaip draugai. Ir dažniausiai vyrai, aišku, priima pirmą variantą, nes jos grožis, tas seksualumas yra pakinė. Bet kitas klausimas, kodėl jinai iš karto tavęs nepasiunčia? Nes dažniausiai moteris, jeigu vyras nedomina, tai net neatrašo. Arba atrašo vieną žodį, duoda supras, kad ne. Arba atrašo po 2 dienų. Duoda tos visus ženklus, kad ne, nieko nebus. Iš karto. Bet jeigu tau duoda supras, kad gali susitikinėti su ja, bet tik tai draugiškai, tai reiškia, kažkuom tu esi naudingas, kažkuom tu esi įdomus. Kažkas tai yra vis tiek. Dėl ko jinai palieka tave draugų zonoje. Čia faktas, kad priklauso nuo moters asmenybės, kai kurios mėgsta tai ego būstą labai, kad kuo daugiau gerbėjų būtų, ten rodytų dėmesį. Jūs tada jaučiasi pakylėtos, fainos, ten vienas kitas siekia, ten draugiam gyrėsi, rodo, wow, pasižiūrėk čia tas, bet aš į friendzonoje laikau, čia kitas irgi, va, čia irgi šitą friendzonoje laikau. Bet galimas variantas, kad tu ją įdomus kažkuom tai. Gal tikrai su tavimi įdomu šnekėtis, diskutuoti, tavo emocinis intelektas yra aukštas. Faina su tavim, bet jinai nejaučia tos traukos fizinės, kas dažnai būna, kad yra kažkokie tai faktoriai, kuriais tu trauki, tarkim, bet nėra blemba tos fizinės traukos. Nėra ir viskas, nieko nepadarysi. Tiesiog nėra, nes jinai yra arba nėra. Arba tu gali pasiūlyti kažkokių tai resursų. Arba žino, kad tu niekada neatsakysi jai padėti, jeigu jai reikia kažkokios tai paslaugos iš tavo pusės. Tarkim, ten mašina sugenda ir jinai sako, blembo, čia vėl mašina sugeda, nežinau, ką daryti. Ir tu aišku sakai, kur, kas kaip, atvažiuota, padaryta, sutvarkyta. Arba sodybą užtūsina iki 5 ryto ir nori grįžti į Vilnių. Ir nežino kaip. Draugė sako, tai ką reikia taksą kviesti, kas tu čia parveš 5 ryto. Ir jinai tokia, palaukit, aš turiu variantą. 5 metų friendzonai sėdi, mane įsimylėjęs belė kaip, tikrai atvažiuos paims ir parveš. Draugas, negali būt, baigtų.
Labas, klausyk, blemba, žiauriai bloga ir mes taip norim į Vilnių grįžti su draugėmis, gal galėtų važiuoti paimti. Ir ką tu keliesi ir važiuoji, o jos dar varo tūsinti kažkur kitur. Kur tavo komfortas? Jei neegzistuoja tavo komfortas, jei pohui. Bet tu bijai, kad jinai užpyks, nebebendraus su tavim, tu nenori jos tiesiog prarasti. Todėl važiuoji. Patikėk, yra tokių moterų, bet ne tiek daug, kuriam realiai pohui. Jeigu matys, kad gali išnaudoti, tai ir išnaudos. Yra kitas variantas, kada vyras gauna tai, ko nori, kitaip sakant, betabaksindamas. Jisai investuoja savo resursus, laiką, bet gauna. Ir vyksta dylas, nes tas dylas abiem priimtinas. Moteris nori turtingo, gražaus gyvenimo. Ir vyras nori jaunos, žavios, seksualios moters šalia. Visi patenkinti, visi laimingi iki kažkurio tai laiko. Nes tokia sąjunga dažniausiai būna pastatyta ant ko? Tikrai ne ant meilės ir kažkokios tai aistros didelės. O tu, sėdėdamas friendzonoje, ką gauni? Mažą jos laiko dalį, kada jinai nori faktiškai, kada jai reikia kažkokios tai pagalbos, kada jai liūdna, kada jinai nori dėmesio. Ir viliesi, kad kažkada tai užgims kažkokie tai jausmai ir įsivystys į santykius. Ir plius dar kiek energijos investuoji, būni susifokusavęs dažniausiai tiesie, netgi pamiršti kitas moteris. Tai čia yra didelė klaida. Aš tikrai netikiu visų 100%, kad neįmanoma iš friendzonos pereiti į rimtus santykius, bet dažniausia turi būti labai svari priežastis tam. Galbūt jinai nesenai baigė rimtus santykius, kur liko įskaudinta labai, nusivylė meilė. Ir dabar jai reikia laiko, kad galėtų atsigauti. Ir tu atsiradai. Susipažino, tarkim, socialinėme rate ir įsivystė simpatiją. Bet jinai jau buvo nutarusi prieš tai, kad neis jokius pasimatymus, su nieko nesipažindins. Bet gavosi kaip gavosi. Tu jau atsiradai, simpatija yra. Ir tu ją pušini, nori artumo, nori susitikinėti. Bet jai reikia ko? Laiko, nes jinai negali prisileisti naujo žmogaus taip greitai. Nes moterim tikrai tai būna. Kada būna stipri meilė, tikri santykiai. Po to sunku atsigauti žmogų ir prisileisti kitą žmogų, nes vėl bijo likti skaudinta. Tokiu atveju tada tikrai galima palaukti ir suprasti, jei matai ilgalaikius santykius su ją kartu. Bet kitais atvejais, kai moteris tau sako, mes galime būti tik tai draugais, tu turi suprasti, kad jinai tau nejaučia potraukio, jinai nemato tavęs kaip vyro, jinai siūlo tau tik tai draugystę, o ta draugystė kuom paremta? Jos naudai paremta. Kai jai kažko reiks, kai jai patogu, kai jai liūdna, tu jos ego būstinsi, tu visada būsi pozicijai iš apačios, tu visada bėgiosi paskui ją. Iki kada? Iki tada, kai jinai sutiks kitą vyrą, kur jinai bus čia, o jisai tenai, o su tavim bus atsisveikinta. Tai ar verta? Geriau visą tą laiką ir energiją skirk susitikimams su kitoms moterims. Ir tikrai atrasi tą, su kuria bus abipusė simpatija iš karto. Sėkmės.